vardas yra Žygimantas Stukas, studijuoju Danijoje, Herningo mieste, Arguso universiteto fakultete. Mano studijų programa vadinasi Global Management and Manufacturing. Stojau į Daniją, pastumėtas draugų, kadangi jie jau buvo anksčiau įstoję į ten ir man tiesiog parekomendavo ir nesigailiu. Mano studijos susideda iš, sakykime, tokių dviejų dalių. Pirmas 6 savaitės mes mokėmės teoriją, likusias 6 savaitės mes dirbome kompanijoje, rašome projektą susijusią su būtent tam tikros kompanijos problemomis ir sprendžiame jas, rašome projektą iš to. Praktiką esu atlikęs bene 4 kompanijose, viena iš jų gamino geležinkelio bėgių linijas, kita gamino grilius, trečioje kompanijoje atlikau praktiką jau Lietuvoje, kuri užsiėmė baldų gamybą ir eksportavimu į užsienį. Pas mus Herninge yra išskirtinai didelė studentų koncentracija, kadangi miestas yra pakankamai mažas, o jame yra netgi 2 mokymosi įstaigos, tai Herningo universitetas ir Teko. Taigi daug studentų, turim labai daug pramogų, turim savo student house, kuriame kiekvieną savaitgalį ir didesnę šventę vyksta susibūrimai, parčiai. Danijoje darbą pradėjau ieškoti maždaug per rudens atostogas, tai maždaug spalio pabaigoje, spalio vidury. Labai daug pastangų iš pradžių nedėjau, nes tiesiog norėjau dar labiau susipažinti su kultūra, su žmonėm, taip toliau. Po to dirbti pradėjau nuo vasario mėnesio, tai maždaug po pusės metų nuo atvykimo į Daniją. Ir pinigų, dirbant part-time jobą, pinigų pilnai užtenka išsilaikyti save. Kaip žinote, Danijoje kainos yra nemažos, bet kas nori ir kas ieško tikrai randa gerų pasiūlymų tiek parduotuvėse, tiek per draugus, kurie dirba tam tikrose įmonėse, pavyzdžiui, mėsos perdirbime, dar kažkur ir taip įsigyjama pigesnių prekių, kokybiškų. Dargi egzistuoja toks dalykas kaip Vokietija Danijos pašonėje. Atstumas priklausomai nuo miestų svyruoja nuo 100 iki 200 km ir taip toliau. Man yra 200 km ir aš ten važiuoju gan dažnai. Mes susikooperuojame su draugais ir sėdame į automobilį 4, išlėkiam į Vokietiją, pasiėmę priekabą. Nusiperkame maisto produktų, nusiperkame alkoholinių gėrimų, grįžtame į Daniją ir džiaugiamės įsigytomis pigiomis prekėmis. Būna žmonės užsisako pas mane atvežti tam tikrų specifinių dalykų iš Vokietijos, tai būna dažniausiai alkoholiniai gėrimai su malonumu, aš aišku jiems padedu. Užsidėjęs tam tikrą antkainį, kadangi man taip pat kainuoja kuras, kelionė, mašinos eksploatacija. Su automobiliais Danijoje yra gan sudėtinga, kadangi Danijoje pirmojoje rinkoje automobiliai yra labai brangus, jiems taikomi dideli mokesčiai, tad studentui atvykusiam iš Lietuvos praktiškai neįmanoma įsigyti daniško automobilio, nes jis kainuoja 3-4 kartus daugiau negu toks pat automobilis Lietuvoje. Tačiau daug kas piknaudžiauja ir atsivaro savo automobilį į Daniją su lietuviška registracija. Aišku, tai galima padaryti, bet tai draudžia Danijos įstatymai. Kai kas iš mano draugų tarpo jau gavo nuobaudas. Pagal Danijos įstatymus po to, kai gauni leidimą gyventi Danijoje, tu mašiną gali eksploatuoti Danijos teritorijoje ne ilgiau kaip 2 savaitės. Be studijų aš asmeniškai dar užsiemu automobilių iš Danijos eksportavimu. Egzistuoja 2 rinkos. Pirma, tai vietiniai automobiliai jau su mokesčiais, su PVM-u, juos eksploatuoja Danai. Ir antra rinka yra skirta eksportui. Tai būtent aš laikausi antrojo rinkoje ir eksportuoju automobilius daugiausiai Volvo į Lietuvą. Automobilio eksportavimas į Lietuvą yra
man kaip hobis, aišku, iš to dar sugebu užsidirbti. Man labai patinka dažnai atvykti į Lietuvą. Keliauju dažniausiai sausumą, dar paimu su savimi pakeleivius. Draugiškai pasidaliname kuro kainą ir vykstame į Lietuvą. Pasirinkęs studijas Danijoje visiškai nesigailiu.